Ho, ho, ho! Labas vakaras, smalsuoliai. Ar jau pasiruošę pasakaitėjai? Meški? Pradėkime. Pasakaitė ir vėl dovanoja nuostabus vaikiškas žurnaliukas Vakaro žvaigždelė. Artūras Rulinskas. Zuikis Pūkis mokosi būti dosnus. Pūki, Pūki, iš tolo džiaugsmingai šaukė brolis Trumpaodegis. Ar pamiršai, kad šiandien Ąžuolinės kaimo daržuose švenčiama padėkos šventė? Ačiū, broli, atsiliepė Pūkis. Buvau labai užsiėmęs. Tai tu eik į šventę pats vienas, o aš už valandikės atbėgsiu. Padėkos diena Zuikių gyvenime buvo ypatinga šventė. Galbūt net viena pačių svarbiausių. Viena iš priežasčių švęsti tokią šventę buvo ta, kad ūkininkai jau buvo nurinkę derlių, o jų šunys nebesaugojo daržų. O zuikiams daržuose buvo dar apsčiai gerybių. Kol dar yra likusi nenuimtų arba iškritusių daržovių, jų lapai dar nesupuvę ir jų dar didelis pasirinkimas, zuikiai kasmet panašiu metu subėga į tokias puotas. Turėdami galimybę šitaip maitintis ir bendrauti, zuikiai nusprendė už ją dėkoti. Taigi zuikiai švenčia padėkos dieną ir dėkoja kūrėjui už daugelį dalykų. Per metus daug gerų dalykų įvyksta. Kai kas šią vasarą susiporavo ir žiūrėk, atbėga kokia pora, o paskui juos pulkas gražių ir judrių zuikučių. Zuikiai dėkoja už gerus metus, už išaugintą šeimą, už gerą sveikatą, kad pavyko pasprukti nuo plėšrūnų. Pūki, o tu šiais metais už ką esi dėkingas? Ką tik į puotą atbėgusio Pūkio paklausė jo gera draugė, ilgaausė Smilga. Su jais susipažino zuikių stovykloje. Netikėtai užkluptas tokiu klausimu, Pūkis atsakė pirmą mintimi, kuri kažkaip atsirado jo galvoje. Aš kūrėjai esu dėkingas už gražų kailį, greitas kojas ir sumanų protą. Vienu sakiniu išpiškino Pūkis. Liūdna garsą išleido Smilga ir jos ilgos ausis nusviro. Tu, Pūki, esi dėkingas už tai, kad esi protingas ir stiprus gražuolis. Ir tai yra svarbiausia, dėl ko čia atbėgai su visais švęsti padėkos dienos? O aš, į Smilgą kreipėsi Pūkio brolis Trumpaodegis, kuris stovėdamas šalia nugirdo jų pokalbį ir suprato, kad Pūkis tuoj gaus savanaudžio reputaciją. Esu dėkingas, kad Pūkis pavojingų metu atbėgo man į pagalbą, kai buvau susilaužęs koją. O tu, Smilga, už ką esi dėkinga? Paklausė zuikės Trumpaodegis. O man netaip lengva pasakyti, nes galiu daug dalykų išvardyti, atsakė šaunioji zuikė. Esu dėkinga už mūsų gražų mišką ir visus jo gyventojus. Esu dėkinga už tai, kad ryte pateka saulė, o vakare nusileidžia. Esu dėkinga, kad keičiasi metų laikai ir pas mus visada gaivus oras. Esu dėkinga už visas žoles ir augaliukus, kuriuos mėgstame griaužti. Esu dėkinga, kad mes, zuikiai, esame draugiški, nieko neskriaudžiame ir jaučiame gyvenimo džiaugsmą dėl paprastų dalykų. Na taip, ir mes už tai dėkingi, jai paantrino Trumpaodegis, o labiau asmeniškai, už ką esi dėkinga. Nėra man paprasta atsakyti, už ką konkrečiai, bet labiausiai norėčiau pasakyti, kad esu dėkinga kūrėjui, kad jis mums toks dosnus ir dovanoja puikią galimybę gyventi gražų ir smagų gyvenimą. Mano senelis dažnai kartodavo vieną psalmę, kurią buvo išmokęs, nes prie tokios bažnyčios turėjo savo guolį ir dažnai klausydavosi pamaldų ir pamokslų. Šios psalmės jis išmokė visą šeimą ir aš ją jums pasakysiu. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliose pievose jis mane paguldo prie ramių vandenų. Žaliose pievose jis mane guldo prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje. Patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas.
ir aš visada gyvensiu viešpaties namuose. Taigi, senelis kartodavo mums, kad kūrėjas Dievas yra labai dosnus ir su juo gyvenant nieko netrūksta. Visko pradeda trūkti, pradedi gailėti savo daiktų, laiko, reikalų, bijoti žvėrių ir net savo šešėlio, kai nubėgi tolyn nuo kūrėjo. Ir nebeturi kuo pasikliauti. Štai taip ta Zuikė Smilga kalbėjo broliams Pūkiui ir Trumpauodegiui. Ačiū Smilga, kad su mumis pasidalinai tokią svarbę žinią, padėkojo jai Zuikis Pūkis. Aš niekada nebuvau girdėjęs, kad turi būti toks dosnus, kaip kūrėjas yra dosnus mums visiems. Manau, ir ši padėkos diena mums primena tą kūrėjo dosnumą ir gerumą. Švęsti padėkos dieną prisimenant, kad visos šios morkos ir kopūstai, runkeliai ir daugelis kitų dalykų yra kūrėjo dosnumo dovana mums, iš tikrųjų yra puiku. Mes tikrai visko daug turime, kad gyventume laimingą zuikišką gyvenimą. Tačiau turėtume nuolatos prisiminti, iš kur ta visa gausybė gerumo ateina. Argi ne taip? Apmąstęs girdėtus dalykus, paklausė Pūkis. Klausimas apmąstymui, mėly vaikai. Brangus skaitytojau, o kaip tau sekasi būti dėkingam ir dosniam? Ar dažnai dėkoji Dievui už tą gerą ar net blogą, kurį turi? Kaip sekasi tau kitam žmogui dovanoti tai, ko jam reikia, ir ypač būti dosniam dalinantis ne tiek daiktais, bet draugiškumu, šypsena, gerumu, meilumu, darbštumu? Manau, kad šią naktį arba rytoj ryte jūs pamastysite apie šitą klausimą, o šį vakarą Vilniaus Kalėdų ir senelis jums linki saldžių sapnų. Labanakt.